Va. Ar gali būti, kad Eso man įstatė ragus? Taip, Eso man įstatė ragus. Kaip tai atsitiko, ar kas nutiko? Žiūrim, it's show time. Tai ką, prieš patį veiksmo filmą, toliau bratukas, maisto analitikas. Išsirinkom kitą kebabinę Širvintuose, irgi rekomendavo vietiniai, sako, pabandėjai pas tetulę, pabandyk ir meilo kebabus. Sako, tikrai nenusivilsi. Tai aš dabar atvažiavau prie šito kiosko ir eisiu pabandyti, pažiūrėsiu, patiks, nepatiks, įvertinsiu, duosiu balą, žinoma vis laik nuoširdžiai, čia iškart sakau, tikrai nedarau reklamų, nieko, tiesiog man įdomu pabandyti ir aš mėgstu skaniai pavalgyti. Tai einam, išsirinksim ir paskanausim meilo kebabų. Labas. Ir tą, gerai, su vištienu pabandysiu. Su vištienu. Jo. Padažas. Česnakinis. Op. Kebabosas užsakytas. Va, kaip greit padarė, nepraėjo nei 5 minutės, varom ragauti. Muzika ten groja, šventė kažkokia vyksta. Ok, tai pirmą įvertinam dydį. Pas tetulę mažas buvo gal net dvigubai didesnis, bet ne dydė esmė. Ar tikrai? Ir ką čia turim? Štai taip atrodo, tikrai gražus, toks elegantiškas, simpatiškas, kompaktiškas. Apžioti išeina. Ir pirmas kąsnis ragaujam. Gyvenimas gražus, o kad jis būtų dar gražesnis, tai reikia vieno kebabo. Tikrai labai skanus ir kas patinka, tai labai patogus valgyti. Tetulės buvo tokie masyvūs, dideli, tai nelabai patogu valgyti buvo. Šitas tai toks žiauriai patogus, labai skanus iš tikrųjų. Blemba, šiaip Širvintos kebabai ženkliai skanesni negu Vilniui. Su meile žmonės daro. Mėsytė, daržovytės, viskas labai gražiai sudėliota. Kiaula, aš biškį, nieko nesakykit. Man jau patink Širvintai, kraustysiuos čia gyventi. Belia kaip gerai, tikrai labai skanus. Jei reiktų vertinti, nežinau, 9,5, 10 neduosiu, nes dar yra kur pabandyti. Skanus, kokybiškas, šviežias daržovės, neperkrauta padažo, mėsos ir daržovų santykis tobulas. Man kas labai patiko, kad labai kompaktiškas ir nebėga niekas. Laikyti patogu, valgyti patogu, atsikast patogu, viskas patogu. Jeigu šitas kebabas būtų mergina, tai duočiau nedraugavęs. Kiek kainavo? 6 evrasikai. Mažas, su vištiena, česnakinis. Žmonės įdami pažiūrėjo, pagalvojo, koks čia debilas. Toks ir esu. Pasistiprinom, tikrai labai skanu, rekomenduoju. Širvintos dar neradau blogos vietos užkast. Vsio, judam į kelionės tikslą, tai yra į sklypą. Važiuojam. Taip, klausau. Taip, sveiki, gitanai. Žiūrėkit, man yra problemų su elektros pajungimu. Iš manęs užsiprašė 15 gabalų. Gitanai. Padėkit man, prašau. Nepadėt gitanas man. Važiavau, čia prie pat sklypo privažiavau. Radau porą reikiamų dalykų. Tai va, šulinio vienas žiedas. Ir va, asfaltą radau. Galėsiu pasitrūpint. Ir bus frezuotas asfaltas keliukui pasilygint. Manau, pravers, ką jūs manat. Ir atvažiavau ten, kur norėjau atvažiuoti, turėjau atvažiuoti ir, žodžiu, atvažiavau ir tiek. Tai atvažiavau vėl prie savo sklypo. Ir šiek tiek papasakosiu, koks veiksmas jau prasidėjo, kas dar neprasidėjo. Ir pašnekėsim apie Eso, kokios ten problemos buvo su elektros pajungimu. Tai pradėsiu nuo to, ką jau pradėjom daryti šiame sklype. Tai patys matot, nieko dar nepradėjom daryti. Net žolės nenusipjaunam. Aišku, dar nereikia pjaut, dar čia ne žolė, tai dar nepjausiu. Galvoju, gal net iš vis nepjausiu žolės, nusipirksiu porą ožkų ir jos čia man viską nuvalgys. Apsimoka. Pamelšiu, po to pieniuko bus visa kita. Tai va, žodžiu, kas jau prasidėjo šiame sklype, tai susiradau žmogų, kuris tvarkys visus reikalingus dokumentus. Pats šituo neapsimsiu, nes labai daug gilintis reikia, domėtis ir tikrai pridaryčiau labai daug kliurkų. Kaip vyksta visa dokumentacija, kokius darbus darau, kiek kainuoja, nebijokit, pasidalinsiu, viską parodysiu, galėsiu net duoti įkelto žmogaus kontaktus, gal net pasikviesim į sklypą jį pašnekint. Tai
Tai Laura bus atsakinga už mano visą dokumentaciją, bendraus su architektais, ten matavimus visus darys ir taip toliau ir panašiai. Tai kokie pirmi darbai bus, tai padarys topografinius matavimus, kas vyks pačioj pradžioj, dar nereikia nei projekto turėti nieko, tada bus ten geologiniai tyrimai ir taip toliau ir panašiai. Kam reikia geologinių tyrimų, tai patikrins gruntą, kokio gylio reikia daryti gręžinius. Nes labai, žinau, atsitinka didelių problemų, jeigu nepasidarai grunto tyrimų, pasidarai pamatus ir po to būna pamatai nusėsta ir tada kainuoja viskas daug daugiau, negu kad pasidarytum viską nuosekliai ir tvarkingai iš pradžių. Oho, tada reikės mums susišaudyti projektą. Projektą jau plius minus nusižiūrėję, pasibraižę kokią norėtume. Irgi bus įdomu, manau, visiems sužinoti, kokį projektą čia bratukas pasidarys. Tai tai ten reikės jau bendrauti su architektais daugiau, kad mums viską nupieštų, kaip mes norim. Nes ten nusižiūrėję esam nuo vieno namo, kurį statėm. Labai simpatiškas ir fainas projektas. Jop, ir kas dar? Daugiau nieko. Dabar viskas laukime ir finansuose. Tai, manau, susitvarkys dokumentacija gal greičiau negu Vilniui su visais leidimais. Čia Širvintose juda viskas daug greičiau. Tai, manau, per kokį pusę metų susitvarkysim popieriukus, gausim statybų leidimus ir būtų labai faina jau šiais metais pradėti pamatus. Pasidaryti pamatus ir nuo kitų metų startuoti su visom statybom. Būtų labai faina. Miela, malonu. Taip, kas dar? Čia dar turi atsirasti, kur šnekėjau, namukas, studija. Tai aš jau ten viską susiderinęs, bet kažkas ten užlūžę pas juos su pristatymu, tai dar negaunu. Bet sakė, turėčiau gal kitą savaitę gauti. Tai va, bus dar statybų, dar neprasidėjus statyboms. Tai tą namuką irgi patys statysim. Jis bus atvežtas detaliam, kaip Lego. Tai viską pasistatysim, viską matysit YouTube'ės kanale. Aišku, jeigu norit viską matyti, jeigu jums patinka Bratuko video, iš karto sakau, spaudžiat laiką po šio video ir būtinai pasubscribinat Bratuko YouTube. Jeigu nerinksim subscriberių, tai man bus labai liūdna ir aš nebenorėsiu daryti video. Tai sėdit, dabar nesunku, visi, ką žiūrit, subscribinat ir laikinat šitą video. Ok, o dabar einam prie pagrindinės temos, tai yra ESO. ESO ir elektra. Važiuodamas iš pradžių pirmą savaitę buvau labai piktas, galvojau, čia prišnekėsiu daug, bet ne, pagalvojau, nestumsiu, kalbėsiu gražiai, tiesiog pasakysiu visą realybę, kaip kas buvo. Tai žodžiu, prieš perkant šitą sklypą, čia žodžiu yra vienas, va mano sklypas, ten dar sklypas, čia sklypas ir va tas sklypas, kur matos ten nameliukas stovi. Tai tas sklypas parduodamas. Jeigu kas nori pirkti, galit parašyti, atsiųsiu kontaktus, galėsit susikontaktuoti ir nusipirkti. Šone ar Bratukas statysis, tai galėsit tuo pačiu ir jums sumūrysim prie to pačio, žinot, čia kaip seniau būdavo 90-aisiais. 3 namus stato pardavimui, vieną namą šone pasistato savo. Tai čia irgi panašiai būtų. Tai va, tai kas buvo su ESO. Tai kai pirkau šitą sklypą, pasidomėjau, kiek plius minus gali kainuoti elektrą. Tai ten yra ESO skaičiuoklė tokia ir man suskaičiavo 15 800 eurų. Bet, yra vienas bet. Ten va yra prie tų namų atvestas įvadas. Ten žmonės atsivedė įvadą visiems šitiem 6 sklypam. Ir nuo to įvado pajungimas būtų kainavęs daug pigiau. Aš skambinu į ESO. Mano pirmasis skambutis ESO buvo: laba diena, tokia ir tokia situacija, aš planuoju pirkti sklypą ir gal galima būtų sužinoti preliminarią kainą, kiek man kainuotų pajungimas. Papasakojau apie tą įvadą, sakė, viskas gerai, ten bus tikrai ženkliai pigiau. Tarkim, nuo to įvado galiu gauti kokius, tarkim, 11 kW. Ir jeigu aš norėčiau vestis kokių 15 kW, tai man reiktų mokėti tik tai už tuos papildomus 4 kW. O atvedimas irgi būtų tipo ženkliai pigesnis, nes čia nuo to įvado iki mano sklypo nėra net 100 metrų. Tai tipo kainuotų ten grubiai iki 4000.
Opa, man patiko, galvoju, nu viskas simpatiška, žinai. Galvoju, pirksiu. Tada aš tą sklypą ir nusipirkau aš tą sklypą. Kas tada buvo? Kai nusipirkau sklypą, vėl skambinu į ESO, sakau, ką man dabar daryti, nu, kaip pradėti visą procesą. Tai tu sako, registruok ten tipo, užsiregistruok ten, kaip visi registruojas ten, kad reikia elektros įvedimą, bla 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 ir panašiai. Ok, tai ten aš užsiregistravau, bet sakau, o tai ten, kad kur nuo įvado kalbėjom, kur bus pigiau. Tai čia sako, eigoj viską suderinsim. Nu gerai, sakau, suderinsim eigoj. Tai užsiregistravau ir gaunu iš ESO laišką. Jums už pajungimą pajungimas kainuos 15 800 eurų, tipo nuo artimiausios transformatorinės yra daugiau negu 400 metrų ir mano sklypas patenka į trečią ten zoną kažkokią. Nu, blemba, galvoju, kažkaip netaip iš pradžių šnekėjo. Tada vėl skambinu jam, sakau, ir darbus pradės daryti tik tada, kai padarysiu pavedimą. Tada vėl skambinu, sakau, tai žiūrėkit, jūs man sakėt, kad paskaičiuosit viską nuo tos artimiausios transformatorinės. Ir atsiliepia, kiek kartų aš skambinu, visą laiką atsiliepia vis kitas konsultantas ir aš gaunu visą laiką skirtingą informaciją. Tada tas konsultantas sako, o tai kas čia jums taip sakė? Nu, tai sakau, prieš mėnesį kažkur kalbėjau ir man pasakė, kad bus galimybė pajungti nuo to įvado. Tai dabar jisai man sako, ne, tokios galimybės nėra, dabar yra skaičiuojama, nesvarbu, įvadas yra ar nėra, nuo artimiausios transformatorinės. Tai sakau, blemba, palaukite, aš vien dėl to ir pirkau sklypą, kad man pigesnis elektros atvedimas. Jeigu aš būčiau žinojęs, kad man kainuos 16 gabalų elektrą, nu aš nebūčiau pirkęs šito sklypo. Tai ką jie pasakė, sako, labai atsiprašau. Tai ką man daryti su tuo atsiprašymu? Susikiškit jūs į šikną tą atsiprašymą, atsiprašant, aš irgi jūsų atsiprašau. Tai tada vėl gavau atgal skambutį. Sako, reikia jums kreiptis pas tą šeimininką, kur stovi įvadas ir kad jis užpildytų dokumentus kaip nuo įvado galios mažinimą ir tada jums bus galimybė atsivesti čia elektrą. O, gerai, tada susisiekiau su šeimininku, ten viską suderinau. Po pusvalandžio vėl gaunu skambutį, vėl iš kito konsultanto. Sako, oi, atsiprašau, tokios galimybės nėra. Vis dėlto jums vis tiek reikės mokėti 15 800, nes skaičiuojam tik nuo artimiausios transformatorinės. Tai ko pasekoje buvau apgautas aš ir tie žmonės, kurie statėsi įvadą visiems 6 klipam, atsivedė storą kabelį, tai tas įvadas dabar nebeturi jokios reikšmės. Realiai ir šitas klipas, ir tas klipas, ir tas klipas, ir tas klipas, visi mokės po 15 gabalų už elektros atvedimą. Tai čia yra wow. Ir ką dar sakė ESO? Tai jie vis tiek elektrą ves ne nuo transformatorinės, o jie elektrą ves nuo to įvado, kur pastatytas. Tai čia, išsikalinėjimas aukščiausiam lygiai. Bet aš nieko nepadarysiu čia, žinai, šakotis kaip prieš vėjo malūnus, nes ten yra monopolija, arba moki šaibas, arba neturi elektros. Tai, tiesiog čia pasidalinau savo šitais išgyvenimais ir nutikimais ir noriu tiesiog visiems tokią žinutę paskleist, kad blemba, aiškinkitės viską iki galo, labai nuosekliai ir aiškiai. Kol neturėsit galutinės tikslios informacijos, nepriimkit jokių sprendimų. Aš priėmiau, dabar nudegsiu. Aišku, kai gausiu statybos leidimą, tada ten būna 50% tau sugrąžina, tai man ten kainuos ta elektra kažkur 7900, vis tiek labai daug, bet niekur aš jau nebedingsiu. Tai ką noriu pasakyti, žuveliotė, matot? Tai vis tiek niekur aš nedingsiu, statysiu, mokėsiu aš tas šaibas ir kaip galit jūs prisidėti prie mano šito nuostolio, tai tiesiog renkam geras peržiūras, aš už peržiūras gausiu kelis euriukus ir taip prisidėsiu prie elektros. Ir jūs visi prisidėsit, tai palaikinkit, pasubscribinkit ir žiūrėkit šios vidosikus.
Tai apie elektrą tiek. O toliau, kaip sakiau, visi dokumentai jau pradėti tvarkyti. Viskas juda, gera linkme. Gal ne taip greitai, kaip norėčiau, nes tuščios kišenės išsirps iš manęs eso šaibas. Ir kai bus daugiau veiksmo, grįšim čia, tikiuosi jau kitą kartą grįšim su statybų video. Šiandien video toks labai paprastas, informacijos pasidalinimas ir pranešimas visiems, kad domėkitės, gilinkitės ir dar kartą gilinkitės. Kaip sakant, 10 kartų pamatuok, o 11 pjauk. Gal ne taip sako, bet kažkas tokio. Tai va, eso yra eso. Nieko tu čia nepadarysi. Važiuojam toliau. Nu va, dar pabaigai, sakau, išbandysiu Širvintų autoplovyklą. Atvažiavau nusiplauti mašiniuką. Nukrito kamera. Jo, nusiprausiam. Dabar švarus važiuosim. Taip, tai iškart pasakysiu, tai čia aš nesiskundžiu, neverkšlenu, nebijokit, pas mane nebus ašarų kontentas, ne. Čia ne apie tai, tiesiog pasipasakojau, kai buvo, čia labiau, galiu sakyti, kad čia mano pačio kasekas buvo. Gal iki galo neišsiaiškinau prieš pirkdamas, iki galo visko nesusižiūrėjau ir tiesiog labai aklai pasitikėjau tuo, kas yra sakoma. Tai čia, kaip ir sakiau, žinutė visiems, kad domėkitės, klauskit ir dar kartą klauskit, kol iki galo žinosit tikslų atsakymą. Ko man gal labiausiai pritrūko iš eso, tai darbuotojų kompetencijos. Nes, sakau, gal kalbėjau su 4-5 skirtingais konsultantais ir iš visų gavau skirtingą informaciją. Nors dokumentai, sklypas, viską, ką aš jiem pateikiau viską lygiai taip pat. Ir visus kartus man buvo viskas sakoma skirtingai. Tai žiauriai buvau pasimetęs, bet finale gavos kaip gavos. 15 štukų, 800. Tai va, susitiksim kituos epizodas. Kiti epizodai jau, kaip ir sakiau, tikiuosi bus smagesni, jau prasidės pačios statybos. Atsivešim tą namelį, kur planuoju daryti studiją. Tai surėsim tą namuką. Parodysim, kaip pasistatom, kaip pasidarom pamatėlius ten iš polių. Nu, žodžiu, bus tikiuosi įdomu. Toliau žiūrėsit. Šitas video toks paprastas, labai norėjau pasibėdavot, kaip sakant. Žinot, kaip lietuviam patinka, kai kaimyno namas dega, tai kaip saldu būna. Tai čia va, mano problemos, tikiuosi džiaugsitės ir bus smagu žiūrėti. Tai tiek. Čia buvo Bratukas ir bus dar ilgai. Bye bye.